prieš keletą dienų su dukra leidom laiką prie ežero. Čilinom, mėgavomės, žaidėm, deginomės. Ir šalia mūsų buvo žmonių. Ir netoliese ant dekio pasiklojo, leido laiką tėtis su dukra. Ir mes kurį laiką ten, kokią valandą ar daugiau, buvom vieni šalia kitų, nieko mes bendro neturėjom, tiesiog leidom laiką atskirai. Ir tam tėvui šalia mūsų esančiam suskamba telefonas. Ir ką aš supratau iš pokalbio, kuris vyko maždaug taip, kad tas tėvas kalbėjo telefonu ir sako dukros vardą, kažkokia, sakykime, Laura. Ir ta Laura jam pasakojo, dukra pasakojo tėvui apie tai, kad jinai išleido pinigus suvenyrams. Ir tėvas, kaip aš supratau, buvo išleidęs tą dukrą kelionę keletų dienų, 3 ar 4. Ir buvo davęs sumą pinigų, kuri buvo skirta maistui, pietums. Tėvo reakcija buvo nemaloni, pikta, tokia aiškinanti, neigiama. Ir ta dukra pasakojo apie tai, kaip aš supratau, kad jinai išleido ženklę sumą tų pinigų, sakykime, pusę, gal net ir daugiau, suvenyrams, nors anot tėvo tai buvo tik tai 1 diena jos kelioniai. Ir jisai tokiu pakeltų tonu, Laura, sako, tu išleidai čia daugiau negu pusę pinigų suvenyram, nors esi ten 1 diena. Ir kaip tu galvoji, iš ką tu toliau valgysi, tau neliks pinigų, kaip tu ilgiesi, sako, čia yra tavo paskutinė kelionė, kurią tu važiuoji. Sako, jeigu tu nemoki elgtis su pinigais, tai daugiau tiesiog nebus tokių išvaikų. Ir aš sėdžiu šalia, aš klausau tą pokalbį, ten buvo neįmanoma jo negirdėti, tiesiog jis buvo labai arti. Ir ta dukra girdžiu, kad jinai stresuoja per telefoną ir tėvas jai toliau knisa protą ir taip negatyviai pasakoja apie pasekmes elgesio, kurį jinai jau padarė, veiksmo, kurį jau padarė. Jinai išleido dalį pinigų, ženklę dalį pinigų tėvo nuomonę ir kad jinai nupirko suvenyrų, šeimai, įsivaizduokit, savo tėvams nupirko suvenyrų ir jis jai kniso protą apie tai. Ir aš pagalvojau, okei, veiksmas jau padarytas, pinigai išleisti, dalis pinigų išleista, didesnė galbūt negu pusė, galbūt dabar jai neliks ten pinigų kažkuriam pietums ir panašiai. Ir tėvas, ką darė tuo metu, jis aiškino, kad jeigu tu nemoki elgtis su pinigais, tai čia tavo paskutinė kelionė yra. Aš galvoju, blema mergaitė, kad kiek ten metų buvo, 10 ar daugiau, 12, ta, kuri kalbėjo telefonu su juo, jinai jau veiksmą priėmus, jau sprendimas priėmas, sprendimas priimtas, veiksmas padarytas, dabar tiesiog jinai klauso gruzo apie tai, kaip jinai neteisingai padarė. Ir man įstrigo šitas momentas iš knygos, kurią skaičiau, kuri vadinasi Apie pinigus su vaikais. Nuostabi knyga, kurią vis dar skaitau. Ir ten rašė apie tai, kad tėvai dažniausiai nemoka elgtis su pinigais dažnai patys, dažnai nemoko to vaikų elgtis su pinigais, tik tai paskui moralizuojam apie pasekmes kažkokio elgesio, kurio jie realiai neišmokė. Nes jeigu dukra nuvažiavus į kelionę ten kelių dienų išleidžia pusę skirtų pinigų suvenyram, kas yra emocingas pirkinys, greitas emocingas pirkinys, pamatė suvenyrų, jai patiko, nusipirko, nepagalvojo. Ir rezume tokia, kad tėvas nemoko dukros elgtis su pinigais, tiesiog jai prikaištavo apie jos elgesio pasekmes, kas man pasirodė labai žalojantis dalykas, nes gaunasi, kad jinai dukrelė dabar išleido daugiau negu pusę šaibų ir dabar jis stokos pinigų. Jeigu tėvas jai neperduos daugiau, bet iš esmės jinai dabar jau laukia gruzo, tai jinai dar labiau stresuos. Jei mažėja pasitikėjimas tėvu, jinai jausis kalta, kad priėmė neteisingą sprendimą, nors nebuvo apie tai mokyta greičiausiai, nes jeigu būtų buvus mokyta, tai būtų neteisingas, nebūtų tas elgesys įvykęs. Ir aš pagalvojau apie savo situaciją su pinigais, kaip aš būdamas paauglys ar vaikas vapščio nemokėjau elgtis, nes manęs tėvai nemokė. Tiesiog kaip aš galiu mokyti tai, ko manęs nemokė, ne? Ir man buvo panaši situacija, kada mama pyko, kad išleidau pinigus, nes kaip tu nemoki elgtis su pinigais, nors realiai mokymų niekada, jokių aš nebuvau praėjęs iš tėvų apie tai. Ir tada pagalvojau iš tėvystės pusės, kaip įdomiai tai atrodo šitą situaciją, grįžtant prie to pliažo ir tos istorijos apie tą kitą tėvą su savo dukru ir jo pokalbį, tai galvoju, kad tėvystėm yra tokia sfera,
kurioje atsiranda daug galimybių patobulėti santykėje su vaikais, bet apskritai ir su savim. Nes jeigu vaikų nebūtų, tai nebūtų tam tikrų situacijų. Tai reiškia, kad būdamas tėvas, aš automatiškai turiu besiplečiantį akiratį, nes į mano akis ateina situacijos, kurias aš buvau netgi pamiršęs, pavyzdžiui, dabar apie tai, ką turėjau pats su savo tėvais tą patirtį. Tai mintis tokia, kad jo elgesys buvo neteisingas, ką jis galėjo padaryti, jis galėjo pasikalbėti su dukra apie pasekmes, tada priimti sprendimą pervesti daugiau pinigų jai, kažkokiu būdu perduoti jai daugiau pinigų ir suprasti, kas dabar įvyko. Ir pasikalbėti su ja apie tai. Ir išmokti pamoką. Išmokyti pamoką dukrą ir tuo pačiu dukra išmokti pamoką. Tai mintis ta, kad tėvystė yra nuostabus dalykas. Tuo pačiu sudėtingas, nes leidžia suprasti tai, ko aš nemoku. Tai šiuo atveju tam tėvui irgi leido suprasti tai, ko jis nemoka. Nes jis nemokė dukros elgtis su pinigais. Ko pasikoja dabar susidūrė su tą situaciją. Man buvo sunku klausytis to pokalbio ir paskui aš po jo pokalbio pabaigos su dukra nuėjau pas jį, sakau, žinokit, negalėjau negirdėti jūsų pokalbio su dukra, ką jūs kalbėjot, ir parekomendavau jam šitą knygą paskaityti, kuri vadinasi Apie pinigus su vaikais. Ir po kurio laiko pasakau žmonai šitą situaciją, kad išgirdau, žinai, ir sakau, nuėjau, aš jam daviau neprašytą patarimą. Ir tai buvo neprašytas patarimas, kad vertus, ar jis galėjo paprašyti. Nes ir tada mano žmona paklausė, sako, bet tai tu buvai toje situacijoje, nebereikalo. Nes gavosi, kad jis kalbėjo apie tai su dukra, tu žygintai nuėjai su juo pasikalbėti apie tai, kas įvyko, ir dabar pas jį įvyko kažkas pokytis, kažkas įvyko patarimas. Gavimas patarimo, ko pasako, jis galėjo priimti naują informaciją. Žodžiu, sviestas, sviestuotas. Esmė, kad tėvystė yra nuostabus dalykas, mokykla, man mokytis elgtis su vaikais, su dukra, tuo pačiu kitiem tėvam, ir manau, kad tai yra vienas iš nuostabiausių dalykų gyvenime yra tėvystė. Ir to nepatirti, manau, būtų klaida.